Sveiki, mėlyjei. Ar žinote, kuo skiriasi vidutinis amerikietis nuo vidutinio lietuvio? Amerikietis svajoja, kad jo akcijos nuskris į mėnulį. O lietuvis ką svajoja? Už paskutinius pinigus nusipirkti dar vieną butą nuomai. Oficiali statistika nemeluoja. Amerikiečiai didžiulę savo turto dalį laiko akcijose ir versluose. Tuo tarpu mes, lietuviai, esame absoliutus plytų ir betono mylėtojai. Net 80% viso mūsų turto yra sukišta į sienas ir stogus. Ir būtent ši mūsų meilė betonui dabar atidarė patį didžiausią vakarėlį per visą pastarąjį dešimtmetį. Žmonės masiškai atsiėmė antros pakopos pensijų fondus, į Lietuvos rinką išsiliejo 2,5 milijardo eurų. Kur jūsų manimų keliauja didžioji dalis tų pinigų? Ne į akcijas, ne į obligacijas, o tiesiai į plytas. Ir lyg to būtų maža. Bankai jauniems, pirmiems pirkėjams padarė dovaną. Sumažino pradinį įnašą pirmam būstui iki 10%. Turi atsimtą pensiją, turi 10%, VIP biletas iš banko keliauja pas tave. Viskas, vakarėlis prasideda. Visi perka butus, namus, nekilnojamąjį turtą. Po kiekvieno gero vakarėlio ateina pagyros. Kas nutinka? Kai tūkstančiai lietuvių su šviežiais milijardais kišenėse puola pirkti tų pačių ribotų plytų ir betono. Kainos šauna į viršų. Tas 5% sutaupimas banko įnašui gali labai greit ištirpti. Nes pardavėjai mato išaugusią paklausą ir kelia kainas į viršų. Galiausiai jūs mokėsite brangiau vien todėl, kad visi aplinkui nusprendė pirkti vienu metu. Mano kaip brokerio patarimas – mylėti plytas ir betoną yra gerai. Tai mūsų kraujyje, mūsų širdise. Bet darykite tai protingai. Nešokite į rinką užmerktomis akimis vien todėl, kad visi taip daro. Jeigu planuojate pirkti ar parduoti būstą, susisiekite su manim arba bent jau pasitarkite su savo brokeriu. Padėsiu išsirinkti variantą, po kurio neteks gerti aspiriną nuo finansinių pagirių. Iki, mėlyjei.